pratimas, pritūpimas asistavimo. Čia reikalingas asistavimas, labai artimas asistavimas, kada asistuotojų rankos eina šalia klientų kūno, kadangi šitas pratimas reikalauja daug stabilumo ir dėl klientų palaikymo, padrąsinimo naudojamas asistavimas. Ir taip pat ir dėl tikslingos nugaros palaikymo ir teisingos padėties išlaikymo. Asistuotojo pagrindinis pasiruošimas. Viską stebima žvilgsniu ir judesys vyksta asistuotojo kartu su klientų asistavimu, su klientų padėtimu. Ir tada pasiruošęs pritūpimą, štangą prie krūtinės, mano padėtis einu už klientų arti, bet taip arti, kad netrukdyčiau atlikti pratimą. Kojos truputį sulenktos, viena koja truputį paduota arčiau, kad man būtų lengviau ir aš išlaikyčiau stabilesnę kūno padėtį. Tada klientas pradeda atlikti pritūpimą. Na, prašau. Rankos mano eina šalia kliento, stebiu kliento stabilę padėtį. Kojos turi būti, keliai neišeiti už lengvi. Keliai turi neišeiti už pirštų galvų, taip. Iš lėto prilaikau kliento padėtį, taisau jam dėškių pastabas, iš lėto klientas kyla į viršų, tiesiasi, kada padai įsitiesia, paleidžiu rankas.